Dalinuosi patarimu, kurį neseniai išgirdau ir dabar bandau pritaikyti savo gyvenime ir jisai galbūt jums padės kažko pasiekti. Tai patarimas yra toks, kad kai reikia padaryti kažkokį darbą, tai galvokit ne apie tai, kiek pastangų reikės įdėti ir kaip sunku bus tą darbą atlikti, nors aišku, specialiai mes tikriausiai nei vienas apie tai negalvojam, bet pasąmoniai pagalvoja apie darbą ir iš karto toks dabar. Taip nesinori, reikės daryti tą, aš taip nenoriu, aš taip tingiu, aš geriau daryčiau kažką kitą ir panašiai. Nors galbūt tas darbas iš tikrųjų atneš net ir fainą emociją, kai tu jį pabaigsi ir panašiai. Tai daug geriau yra tiesiog susifokusuoti į tą fainą emociją pačiam gale, į tą naudą, kurią tas darbas ar to darbo padarimas tau atneš gyvenime ar tiesiog toj dienoj, nežinau, bendrai. Tai tarkim, aš turiu tokią problemą, kad man žiauriai nepatinka daryti namų darbus. Aš mokykloj galiu susikaupti, aš mokykloj galiu labai aktyviai dalyvauti pamokose ir beveik visada taip ir darau. Tai dėl to tikriausiai neblogai ir mokinuos. Bet kai kalba ateina iki namų darbų, aš sakiau, nekenčiu, aš negaliu, aš noriu daryti kažkokius kitus reikalus, kažką, kas susijęs su mano projektais, kažkokiais mano projektais, o ne mokykla. Turiu padaryti namų darbus, aš turiu juos padaryti, bet aš taip nenoriu ir aš jų nedarydavau ir atidėliodavau, bet man visą dieną būdavo toks sunkumas, nes aš žinau, kad dar reikės juos padaryti ir kai aš juos padarydavau, bum, tiesiog tas sunkumas dingdavo. Žiauriai fainai jaučiuosi, nes viskas namų darbai padaryti, aš laisvas, aš galiu daryti, ką aš noriu. Tai dabar tiesiog kiekvieną kartą, kai, pavyzdžiui, reikia kažką daryti, ar tai būtų namų darbai, ar kažkoks kitas dalykas, aš stengiuosi įsivaizduoti, ne kad čia bus sunku, ar kad tuoj reikės dirbti, ar rašyti, ar dar kažką, bet tiesiog tą gerą jausmą, kad laisvė, manęs laukia laisvė, aš būsiu laisvas, man nebereikės apie tai galvoti, panašiai, ir tiesiog padarysiu ir galbūt dar kažką išmoksiu, geriau pasiruošiu egzaminam, nežinau, whatever. Tiesiog galvot apie tą gerą dalyką ir aš nežinau, galbūt pusė jūsų šitas patarimas yra visiškas šūdas, visiškas šlamštas, absoliučiai neveikia, bet galbūt kai kuriem iš jūsų šitas patarimas suveiks, pavyzdžiui, kitai pusiai. Ir jūs tokia, wow, dabar aš galiu daug lengviau daryti dalykus, jeigu iš tikrųjų implementuosit šitą mąstymo būdą, sakykime. Ir toks dažnai yra šito kanalo tikslas, tiesiog duokim kažkokios naudos.